Kodėl Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė negina Ukrainos? Juk 1994-aisiais pasirašė Budapešto memorandumą. Ukraina tuomet įsipareigojo atsisakyti trečio pagal dydį pasaulyje branduolinio arsenalo, o mainais gavo vakarų šalių ir Rusijos patikinimus dėl saugumo. Bet memorandumas neveikia, o 3/4 ukrainiečių norėtų vėl turėti branduolinį ginklą. Kas tą lemia? Pirma, sutartis yra įpareigojantis dokumentas pagal tarptautinę teisę, o memorandumas gali būti ir viso labo politinis sandoris. Šis memorandumas tikslingai surašytas kaip politinis tuo metu aplinkybių susitarimas, vakarų šalims turint konkretų tikslą – išvengti branduolinio ginklo platinimo rizikos. Ir niekas daugiau. Antra, pats tekstas miglotas. Pavyzdžiui, skirtingos kalbinės versijos naudoja ne tą pačias savokas saugumo užtikrinimas arba saugumo garantijos. Amerikiečiai ne veltui siekia, kad dokumente nebūtų aiškiai apibrėžta, jog jis yra teisiškai privalomas, paliekant plačią veiksmų laisvę. Tai ženkliai skiriasi nuo Jungtinių valstijų įsipareigojimų NATO. Keli pavyzdžiai. Jungtinės valstijos Budapešto memorandumą neratifikavo. Memorandumą pasirašė prezidentas Billas Clintonas, bet jis Jungtinių valstijų politinėje sistemoje nebuvo įtvirtintas kaip visus etapus praėjęs tarptautinis dokumentas. Tad memorandumas liko vieno politiko, kad ir prezidento išreikšta valia. I feel terrible about it because Ukraine is a very important country and I feel a personal stake because I got them to agree to give up their nuclear weapons. Antra, NATO turi integruotas karinės struktūras, gynybos planus, politinį sprendimų priėmimo mechanizmą, biurokratiją. Dėl to, norint įstoti į NATO, reikia praeiti ilgą pasirinkimo kelią. Trečia, NATO struktūra kuria ir socializacijos veiksnį. Sąjungininkai nėra tik žodis, bet ir politinė kultūra, viešą žodyną, žiniasklaida, mokyklų vadovėliai, universitetų programos ir panašiai, formuojantis veiksnys. Dėl Budapešto memorandumo Ukraina netapo vakarų sąjungininkė tikrąja to žodžio prasme. 94-aisiais nebuvo net iliuzijų, kad Ukraina kada nors siektų narystės NATO. Jungtinės valstijos nesiūlė memorandumo Ukrainai kaip lygiavertės ar bent panašios alternatyvos narystei aljanse, nes šių susitarimų pobūdis fundamentaliai skiriasi. Todėl ir NATO lyginimas su Budapešto memorandumu paviršutiniškas. Žinoma, bet kokį susitarimą galima sulaužyti, jo nesilaikyti, pritemptai politiškai interpretuoti. Jokia rašytinė garantija tarptautiniuose santykiuose nėra savaime 100%. Tačiau dėl to skirtingo tipo susitarimai ir įsipareigojimai netampa lygiaverčiais. NATO ir Budapešto memorandumas tokiais nėra.